vertas jūsų namo fasadas, jeigu jį gali apgadinti kieme žaidžiantis vaikai ar paaugliai? Pabandysime jums parodyti, kas nutinka kamuoliais, akmenim apmėtytam ar apspartytam fasadui. Labai ekstremalu. Labai ekstremalu. Daužysime tuos pačius tinkuotą, aukšto slėgio laminato bei cementinius fasadus. Štai matome smūgių laukiančius fasadus. Į pagalbą pasikvietėme kelis neklaužadas, kad būtų užtikrintas eksperimento tikroviškumas. Take it down with a steam hammer, back it on, let shot in your mood shooter. Choose your balls and have a drink in your painkiller. Take it down. Rock a body like it don't matter. Smash it up, then get down, broken beat maker. If I could, I'd trade it all for an automator. Here it comes. Oh, you do it again. You do it again. Destroyer. Oh, you do it again. You do it again. Destroyer. Come on, start the band, red fire. Man, dumbing, rubber crap. You're a great liar. Overdrive, deep done on your shit. Highway, black guy. Fuzzy filter, hollow head, bubble. Take a trip, get a grip before you get in trouble. And you wonder why you're cold, but destroyer, stereo. Oh, you do it again. You do it. Štai įsitikinome, jog patvariausi fasadai vis dėlto yra cementiniai, pranokstantis tinką ir HPL popierinės plokštės. Tikimės, kad jūsų kiemo vaikai yra ramesni nei mūsų asistentai. Štai kaip labai ekstremalų stiprūs smūgiai paveikė fasadus. Eksperimentas parodė, jog mažiausiai atsparus yra tinkuotas fasadas, o pluoštinio cemento plokštės taip lengvai nepramušamos. Rinkitės apgalvotai, pataria ekstremalios statybos.